Trečiąjį reportažą pradedame retoriniu klausimu. Ar toli yra mūsų jūra nuo sporto? Praėjusią savaitę buvo visai arti. Klaipėdoje vyko 9-osios pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Dabar vykstančių pasaulio lietuvių sporto žaidynių pirmtakę galima laikyti 1938 metais įvykusią pirmąją Lietuvos tautinę olimpiadą, kuri vyko Kaune ir buriavimas ir irklavimas vyko Klaipėdoje. Ir tik po 40 metų, 1978 metais, Kanadoje, Toronto mieste įvyko pirmosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kurios tęsiasi iki šių dienų, kaip matom. 9-oji pasaulio lietuvių sporto šventė skirta Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui, pirmosios tautinės olimpiados 75-osioms sukaktuvėms ir pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti. Svečiai, daugiau kaip 700 sportininkų ir 400 svečių lydinčių, nesportininkų. Ir 2000 mūsų šalies sporto mėgėjų. Ir labai malonu, kad tai toks vienas iš pagrindinių turbūt žaidynių tikslų, kad ir jaunimą įjungti į tą bendrą pasaulio lietuvių bendravimą. Mes tikrai nekeliam tokios psichologinės įtampos tiem medaliam, kaip būna Europos ar pasaulio čempionatas. Jokių būdų šito tikslų nėra, bet kai truputėlį pažiūrėjau futbolo rungtynę, sakykime, ir krepšinio, kai kurie jaunimas kaunasi kaip olimpiadai. Švyturio arenoje žaidynių atidarymo metu bangavo dar viena jūra – trispalvė. Himną giedojo 4000 pasaulio lietuvių iš 21 pasaulio šalies. Žaidynių ugnį įžiebė prezidentas Valdas Adamkus. Ilgametis jo bendražygis Amerikoje, kartu su prezidentu stovėjęs prie šių žaidynių ištakų, Čikagos lietuvių krepšinio komandų treneris Rimantas Dirvonis. Ponas Rimantai, nesat praleidę nei vienų žaidynių. Kas jūs verčia kiekvienas iš jų atvažiuoti tolimą kelią iš Amerikos? Dvi priežastys. Pirmas dalykas yra, kadangi aš esu lietuvis, tai bandau dalyvauti visokioje lietuviškoje veikloje. Visoje veikloje, aš ne tik tai sporte. Antras dalykas, esu didelis sporto mėgėjas, o ypatingai krepšininkas, kadangi aš pats buvau krepšininkas jaunais laikais, tai neblogas, bet tai jau čia kiti turi tą sakyti, ne aš. Kovos sporto aikštėse buvo įtemptos ir kartais net dramatiškos, tačiau niekaip nenupasakosi ir ekrane neparodysi to bendrystės jausmo, tos tautinės savimonės, kurios net gausi emigracija nenusinešė, kuri tvyrojo žaidynių metu ir išliks dar ilgai. Kitos pasaulio lietuvių tautinės sporto žaidynės po 4 metų Kaune. O apie tai, ką davė šios, Klaipėdos vicemeras Vytautas Čepas. Viešbučiai pilni, beveik 90% Klaipėdos viešbučių užimta yra, kavinėse padaugėjo ir alaus išgeriančių romantiškai ir vyno. Toliau įranga, kurią mes valstybei patys pripirkom, visą lieka Klaipėdai sportiniai remontai padaryti bazių. Mes džiaugiamės, kad esam lietuviai, kad vis dėlto kokiam pasaulio krašte bebūtum prisimenam šitą dalyką, kad mes galim susitikti jau šitoj Lietuvoje, kur nereikia jokių ten didelių leidimų, vizų, partijos komitetų nusprendimų, atvažiuoji, pabūni, išvažiuoji ir kad tie, kurie išvažiavo kitais metais ir dar kitais metais vėl čia atvažiuotų. Šiandien tiek. Kita laida Lietuva jūrinė valstybė tik po 2 savaičių, Liepos 21-ąją. Gero darbo dirbantiems, gero poilsio ir oro prie jūros besiruošiantiems.